Sveiki, kolegos elektrikai ir visi besidomintys elektra. Retai besutiksi žmogų, kuris nežinotų, kad yra toks daiktas kaip elektra. Bet toli gražu ne kiekvienas žino, kaip jie atsirado mūsų gyvenime. Šiame videoje mes pradedame kelionę į elektros pasaulį. Važiuojam! O mūsų kelionę pradėsime nuo elektros pažinimo istorijos. Domėjimasis elektra prasidėjo jau antikos laikais, kai žmonės imdavo gintarą, patrindavo jį į kailį ir stebėdavo jo įgaunamas savybės. O rašytiniuose šaltiniuose užfiksuota elektros energijos pradžia galime laikyti 1600 metus, kai anglų fizikas Williamas Gilbertas pirmą kartą atskyrė magnetizmą nuo taip vadinamo gintaro efekto. Ir pirmą kartą istorijoje panaudojo žodį elektrinis. Žodis elektra gimė nuo graikiško žodžio elektron, kuris reiškia gintaras. Taip pat Williamas Gilbertas išrado pirmąjį prietaisą, skirtą magnetinio lauko buvimui užfiksuoti. Šis prietaisas vadinosi verzoriumas, nuo lotyniško žodžio priešingas. Gilbertas paėmė dervinį cilindrą, jį patrynė į medžiagos skiautę ir prinešęs jį prie verzoriumo rodyklės pamatė, kad rodyklė juda veikiama nematomos energijos. Štai čia mes įžengėme į statinės elektros erą. Vokiečių fizikas, inžinierius ir filosofas Otas von Guericke 1663 metais vietoje to, kad trinti gintarą į kailį, sukonstravo specialią mašiną, galima sakyti, statinio elektros krūvio generatorių. Jis pagamino gana didelį rutulį iš sieros, pervėrė jį ašimi, kuria galima buvo sukti tą rutulį. Ir besukant šitą rutulį, tiesiog sausa ranka jį įkrauti statinių krūvių. Į elektrinę šitą rutulį Guericke pastebėjo, kad ore skraidęs pūkelis iš pradžių prisitraukė prie rutulio, o paskui staigiai atsistūmė nuo jo, o po to dar ir galėjo prisitraukti prie kitų daiktų. Toliau sekė Britanijos mokslininko Stepheno Grėjaus eksperimentai su stikliniu vamzdeliu, kurio vienas galas buvo užkimštas kamščiu ir į tą kamštį įstatytas medinis pagaliukas. Patrynus šį vamzdelį medžiagos skiautę, Grėjus pastebėjo, kad ne tik pats vamzdelis pritraukia mažas popieriaus skiauteles, bet ir į kamštį įstatyto pagaliuko galas. Tuomet jis paėmė šilkinį siūlą, kurį beilgindamas pasiekė panašaus efekto ir per 240 metrų atstumą. Taip pat Grėjus eksperimentų metu pastebėjo, kad per žemę šitas efektas neprisiduoda. Todėl jam kilo mintis padalinti visas medžiagas į laidininkus ir izoliatorius. Apie 1730 metus prancūzų mokslininkas ir fizikas Charlesas Duffiejus paėmė drėgną siūlą ir nustatė, kad krūvis juo perduodamas praktiškai akimirksniu per 360 metrų. Bet pagrindiniu jo atradimu galime laikyti sekantį eksperimentą. Iš pradžių jis paėmė du stiklinius vamzdelius, prie kurių buvo pririšti popieriniai lapeliai, įtrynė jos medžiagos skiautėmis ir prinešė vienas prie kito. Pastebėjo, kad tos popierinius lapelius kažkokia jėga stūmė vieną nuo kito. Tokį patį eksperimentą jis pakartojo ir su derviniais vamzdeliais, ir efektas buvo tas pats. Tuomet jis paėmė stiklinį ir dervinį vamzdelius, ir efektas buvo visiškai priešingas. Popieriniai lapeliai traukėsi vienas prie kito. Taip jis nustatė, kad egzistuoja dviejų tipų krūviai – dervinis ir stiklinis, kurios mes šiandien vadiname teigiamas ir neigiamas. Eksperimentuodamas su tais dviem krūviais jis nustatė, kad vienodą krūvį turintis daiktai stūmėsi vienas nuo kito, o skirtingą krūvį turintis traukėsi vienas prie kito. Kągi, jau išmokome gaminti statinį krūvį, dabar atėjo laikas pagaminti prietaisą, kuriame galima būtų tą statinį krūvį saugoti. Ir jau 1745 metais Peteris van Muschenbruckas kartu su savo mokiniu sukūrė pirmąjį kondensatorių, kuris gavo savo pavadinimą nuo vietovės pavadinimo, kur ir buvo išrastas, ir buvo pavadintas Leideno stikline.
Matome, kaip neigiamas krūvis stiklinės viduje negali pabėgti iš išorę dėl stiklo, kadangi stiklas yra geras izoliatorius. O sujungus išorę su vidumi štai tokiu jungikliu, tas neigiamas krūvis lengvai palieka stiklinės vidų. Amerikiečių politikas, diplomatas, išradėjas ir mokslininkas Benjaminas Franklinas. Jį galime laikyti elektros teorijos pradininku. Jis pirmasis sukūrė šiandien mums jau žinomus elektros energijos krūvių pavadinimus teigiamas ir neigiamas. O 1752 metais sukonstravo pirmąjį žaibolaidį, bei paaiškino, kaip leideno stiklinėje pagrindinį vaidmenį atlieka stiklinis izoliatorius. Bet įspūdingiausiu jo išradimu aš laikyčiau elektrinį ratą, kuris yra šių dienų elektros variklio pirmtakas. Vėliau Franklinas išrado ir elektros generatorių, kurio generuojamą energiją galima buvo naudoti įvairiems eksperimentams. Mokslininkai atlikinėjo įvairiausius eksperimentus su elektros krūviu ir išrado įvairiausius prietaisus tam krūviui pamatuoti, tarp jų ir elektroskopą. Elektroskopą sukūrė anglų dvasininkas ir fizikas Abraomas Benetas 1787 metais. Stiklainėje yra iš aukso pagamintos dvi labai plonos plokštelės, kurios pritvirtintos prie laidininko iš metalo pagamintos strypo. Ir kai mes prie šito strypo prinešame įkrautą daiktą, tai šitos plokštelės įsikrauna vienodų krūvių, todėl viena nuo kitos stūmėsi. Taip galima nustatyti, ar daiktas turi kažkokį krūvį. Ir kuo labiau atsistumia viena plokštelė nuo kitos, tuo didesnį krūvį turi daiktas. Na, atitinkamai ir kuo mažiau atsistumia, tuo mažesnį krūvį. Kitais žodžiais tariant, šio prietaisu galima pamatuoti krūvio stiprumą. Tirdamas gyvūnų skleidžiamus elektrinius krūvius, italų gydytojas anatomas, fizikas ir fiziologas Luigis Galvanis netyčia atrado, kad kontaktuojant elektrolitui su skirtingų metalų oksidais, jų galuose atsiranda teigiamas ir neigiamas potencialai. Anksčiau mes juos vadinome krūviais, o pamatavęs tarp jų skirtumą, gavo tų potencialų skirtumą. Kitaip tariant, pamatavo įtampą tarp jų. Nuo čia prasideda nuolatinės srovės pažinimo kelias. Nagrinėdamas Luigio Galvanio bandymus, italų fizikas, chemikas ir fiziologas Aleksandras Volta paėmė cinko ir vario plokšteles, panardino jas į rūgštį ir pagamino pirmąjį akumuliatorių, kurį pavadino Volto baterija. Pažiūrėkime, iš ko susideda Volto baterija. Cinko diskas, vario diskas, kartono diskas išmirkytas druskos tirpale. Tokiame sumuštynėje, kurį toliau vadinsime elementu, tarp skirtingo potencialo plokštelių galima pamatuoti įtampą. Kuo daugiau tokių elementų baterijoje, tuo didesnė įtampa galima išmatuoti tarp kraštinių plokštelių. Nuo šiol mokslo pasaulis, tiriantis elektrą, turėjo nenutrūkstamą nuolatinės elektros srovės šaltinį. Ir pirmasis mūsų sąraše žmogus, kuris Volto baterijos pagalba padėjo sekantį žingsnelį elektros pasaulio pažinime, buvo danų mokslininkas, fizikas ir tyrinėtojas Hansas Kristianas Erstedas. Paskaitos metu jis demonstravo, kaip viela sujungus Volto baterijos išvadus, ta viela įkaisdavo. Atsitiktinumo dėka ant stalo gulėjo kompasas ir Erstedas pastebėjo, kad sujungiant grandinę sujudėjo kompaso rodiklė. Taip jis nustatė, kad elektros srovė tekėdama laidininku sukuria magnetinį lauką, kuris ir veikia kompaso rodiklį. Be to jis bandymus atliko su vielomis pagamintomis iš skirtingų metalų, kurie iki tol su magnetizmu nieko bendro neturėjo. Vėliau prancūzų fizikas ir matematikas André Marie Amperas sukūrė pirmąją teoriją, kuri išreiškė elektrinių ir magnetinių reiškinių tarpusavio ryšį. Įvedė į fiziką tokią savoką kaip elektros srovė. Taip pat iškėlė teoriją, kad elektros srovė magnetizmą sukuria molekulinėme lygmenyje. 1820 metais jis sukūrė taisyklę, kuri nustato magnetinio lauko krypties veikimą magnetinės rodiklės atžvilgiu. Šiandien ši taisyklė mums žinoma kaip Ampero dėsnis. Šiuo metu mes naudojamės kairiosios rankos taisykle, kai norime nustatyti laidininką veikiančios jėgos kryptį. Kai tas laidininkas yra veikiamas magnetinio lauko ir juo teka srovė. Jeigu laikysime kairę ranką virš arba po laidininkų taip, kad į delną statmenai eitų magnetinio lauko indukcijos linijos,
o 4 pirštai būtų nukreipti į tą pusę, kur teka elektros srovė. Tai 90 laipsnių kampu atkištas nykštys parodys jėgos, kuri veikia tą laidininką kryptį. Tai ir vadiname ampero jėga. Anglakalbiuose informacijos šaltiniuose galima sutikti Flemingo kairiosios rankos taisyklę, kuri yra analogiška prieš tai matyta ampero arba Lorenzo taisyklėms, nors ir atrodo šiek tiek kitaip. Ampero dėsnis yra vienas svarbiausių elektromagnetizmo dėsnių, naudojamas bet kokios formos laidininko, kuriamo magnetinio lauko indukcijai apskaičiuoti. Ampero vardu pavadintas elektros srovės matavimo vienetas – amperas. Amperui pavyko aptikti, kad ne tik magnetinė kompaso rodyklė reaguoja į laidininką, kuriuo teka srovė, bet ir du lygiagrečiai išdėstyti laidininkai, kuriais teka srovė. Jie gali arba stumti vienas kitą, arba traukti vienas kitą priklausomai nuo to, kokia kryptimi teka srovė tais laidininkais. Vokiečių fizikas Georgas Simonas Omas atliko daug bandymų surišti elektros srovę, elektros įtampą ir elektrinę varžą. Ir jau 1826 metais jam tai pavyksta padaryti. Nors jo rezultatai ir buvo pripažinti tik 1841 metais. Nežiūrinti tai, šiandien bene plačiausiai elektrotechnikoje naudojamas dėsnis tai Omo dėsnis, kuris ir nusako santykinį ryšį tarp elektros srovės, įtampos ir varžos. Beje, Omo vardu ir pavadintas vienas iš šio reiškinių, tai yra elektrinės varžos vienetas. Toliau elektros pažinimą gilina anglų fizikas James Joulis, kurio vardu pavadintas energijos matavimo vienetas. Be to, Joulis priėjo prie energijos tvermės dėsnio koncepcijos. Apytiksliai tais pačiais metais rusų fizikas, turintis vokiškas šaknis Heinrichas Friedrichas Emilis Lenzas, susistemino elektros srovės šiluminius ir indukuojamos srovės krypties dėsnius. Jeigu dešinę ranką apimsime laidininką taip, kad ištiestas nykštys rodytų srovės kryptį, tai likę 4 sulenkti pirštai rodys magnetinio lauko linijų kryptį. Taigi, elektros energijos šaltinis jau išrastas ir jo pagalba buvo sukurti netgi pirmieji telegrafai ir surašyti matematiniai elektros procesų modeliai. Bet sistema, susidedanti iš akumuliatorių, nėra labai patogi, o ir veikimas priklausantis tik nuo jose vis blėstančių cheminių reakcijų privertė ieškoti naujų elektros gavybos būdų. Ir pirmasis kitoks elektros energijos šaltinis buvo sukurtas anglų fiziko, eksperimentatoriaus ir chemiko Michaelo Faradėjaus. Jau 1821 metais jis užtvirtino, kad elektra gali virsti magnetizmu ir uždavė savo klausimą, ar negalimas atgalinis procesas iš magnetizmo sukurti elektros. Ir jau 1831 metais jam pavyko teigiamai atsakyti į šį klausimą, iš ko kilo toks fizikinio reiškinio apibūdinimas kaip elektromagnetinė indukcija. Faradėjus aprašo elektromagnetinės indukcijos atradimą taip: aš paėmiau magnetą ir patalpinau jį į išvarinio laidininko susuktą spiralę, kurios galai buvo sujungti su galvanometru, prietaisu gebančiu nustatyti elektros srovę. Pastebėjau, kad galvanometro rodiklė sujudėjo, tuomet staigiai ištraukiau magnetą ir rodiklė vėl sujudėjo. Vėliau tokį patį eksperimentą Faradėjus pakartojo ir su elektromagnetu. Šie bandymai Faradėjui padėjo sukurti pirmąjį unipoliarinį elektros generatorių, kuris tapo šiuolaikinių elektros generatorių pirmtaku, bei pirmąjį pasaulyje elektros transformatorių. Toliau sekė 4 elektros generatorių raidos etapai. Žinomo mokslininko su inicialais PM sukurtas kintamosios srovės generatorius netiko tuometiniams nuolatinės srovės vartotojams. Todėl jį reikėjo patobulinti, kad jis galėtų gaminti nuolatinę elektros srovę. Pirmieji generatorius gaminamos elektros srovės išlyginimo prietaisą sukūrė Ipolitas Piksis su broliu. Tai buvo pirmasis elektros generatorius, pridėto komutacinio įrenginio pagalba, gaminantis pulsuojančią nuolatinę elektros srovę. Tyriant elektromagnetizmą nustatyta, kad naudojant elektromagnetą galima išgauti ženkliai didesnę indukuojamos elektros srovės reikšmę, negu naudojant nuolatinius magnetus. Ir jau 1863 metais G. Wildas sukūrė generatorių, kurio apijos buvo maitinamos iš pašalinio maitinimo šaltinio. Taip pat jis panaudojo vokiečių elektrotechniko Wernerio Siemenso 1856 sukurtą generatoriaus inkaro formą.
kuri buvo pranašesnė magnetinio lauko išskaidymo požymių, negu anksčiau naudojami įprastiniai strypiniai inkarai. Žiūrint į tai, generatorius labai stipriai kaito ir neleido išnaudoti didelės galios. Trečiojo etapo pradžia galima laikyti 1867 metus, kai keliose pasaulio vietose vienu metu, patobulinus Waldo generatorių, buvo sukurtas generatorius su savaiminiu sužadinimu. Dabar nesigilinsime į jo veikimo principą, paminėsiu tik tai, kad dabar jam jau nebereikėjo jokio išorinio elektros energijos šaltinio. Vienas iš tokio generatoriaus išradėjų buvo vokiečių elektrotechnikas Werneris von Siemensas. Jis pateikė Berlyno mokslo akademijai ataskaitą apie savaiminio sužadinimo esmę. Ataskaitoje buvo tokie žodžiai: netgi to nedidelio liekamojo magnetizmo, kuris lieka pačiame minkščiausiame geležyje, užtenka, kad atnaujinus generatoriaus inkaro sukimą, uždaroje grandinėje toliau tekėtų elektros srovė. Iš to galima daryti išvadą, kad vieną kartą paleidus srovę per nejudančio elektromagneto apvijas galima padaryti prietaisą, kuris generuotų elektros srovę, kas kart atnaujinus jo inkaro sukimą. Siemensas pavadino savaiminio sužadinimo principą dinamo elektriniu, o savaiminio sužadinimo generatorius nuo to laiko pradėtas vadinti dinamo mašina. Vėliau dinamo mašinomis pradėti vadinti visi nuolatinės elektros srovės generatoriai. Pačiu svarbiausiu ketvirtojo etapo įvykiu tapo savaiminio sužadinimo principo sujungimas su žiediniu inkaru, kas padėjo pradžią pramoniniai elektrotechnikai. Pirmasis tokio generatoriaus patentas buvo gautas belgų elektrotechniko Zenobo Teofilo Gramo 1870 metais. Tai kaip tas generatorius atrodė. Nuo to laiko prasidėjo masinė Gramo nuolatinės srovės generatorių gamyba, kurie buvo naudojami pramonės objektų bei gatvių apšvietimui maitinti. Amerikiečių išradėjas ir verslininkas Thomas Alva Edisonas 1882 metais pastatė pirmąją dinamo mašinų elektros stotį, kuri aprūpino elektra New Yorko gatvę Pearl Street ir 59 vartotojus Manhatane. Tam tikslui buvo sukonstruota dinamo mašina pavadinimu Jumbo. Tai buvo apie 100 kW galios generatorius. Iš viso pastotėje buvo sumontuoti 6 tokie generatoriai. Taip pat Edisonas atidarė kompaniją Edison General Electric, kuri gamino generatorius, lemputes, laidus bei šviestuvus. Iki 9–19 amžiaus dešimtmečio visi elektros vartotojai buvo nuolatinės srovės, o elektros energijos perdavimas dideliais atstumais, esant tokiai srovės rūšiai, tuo metu buvo labai neefektyvus. Todėl reikėjo ieškoti naujų būdų. Ir štai čia į žmonių gyvenimą ateina kintamoji elektros srovė. Rusų elektrotechnikas, karo inžinierius, išradėjas ir verslininkas Pavelas Jabločkovas sukonstravo pirmąjį kintamosios elektros srovės generatorių. Šiam išradimui Jabločkovą pastumėjo kitas jo išradimas, užpatentuotas 1867 metais Jabločkovo žvakė. Tokio šviestuvo veikimo laikas buvo viso labo 90 minučių. Bet pagrindinis jos trūkumas ir pastumėjo išradėją sukurti kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Kadangi Jabločkovo žvakė veikia maitinama nuolatinės srovės, tai vienas jos grafitinis elektrodas išdegdavo greičiau nei kitas, o gaminti vieną elektrodą storesnį už kitą buvo neekonomiška. Tais pačiais metais Jabločkovas sukūrė elektros transformatorių elektros energijos parametrų keitimui, kas vėliau smarkiai praplėtė elektros energijos perdavimą dideliais atstumais. 1887 metais Jungtinėse Amerikos valstijose veikia daugiau negu 100 nuolatinės srovės elektrinių. Tačiau Edisono kompanijos žydėjimui turėjo ateiti galas. Pamažu nuolatinės srovės grandinės pradėjo keisti dvifazės kintamosios srovės grandinės. 1893 metais amerikiečių inžinierius ir verslininkas George'as Westinghousas iš serbų inžinieriaus, fiziko, elektroniko ir išradėjo Nikolos Teslos, kuris kurį tai laiką dirbo pas Edisoną, nupirko daugiau nei 40 patentų. Kartu jie laimėjo Čikagos mugės apšvietimo užsakymą, kur veikia netgi 200 000 lempučių, maitinamų kintamąją elektros srovę. Po 3 metų jie kartu ant Niagaros krioklio pastatė pirmąją pasaulyje
kintamosios srovės hidroelektrinę. Nuo to laiko prasidėjo Edisono ir Teslos kova dėl nuolatinės ir kintamosios srovės naudojimo visuomenės reikmėms. Ši kova pasibaigė tik tais 2007 metais, kai New Yorkas pilnai perėjo prie kintamosios srovės maitinimo sistemos. O pirmasis žmogus, kuris suformulavo elektros energijos perdavimą dideliais atstumais, buvo rusų fizikas, elektrotechnikas ir išradėjas Dmitrijus Lachinov. Jis nustatė, kad elektros energijos perdavimui dideliais atstumais reikia tiesiog padidinti perdodamos elektros energijos įtampą. O vėliau ir iki šiol tam tikslui naudojami jėgos elektros transformatoriai. Ir jau 1890 metais vokiečių inžinierius elektrotechnikas Michailas Dobrovolskis sukūrė trifazio tinklo sistemą, kurią mes naudojamės ir iki šiol. Be to, Dobrovolskis taip pat išrado asinchroninį elektros variklį trumpai jungtų rotoriumi, dar vadinamų voverės narvu, o vėliau ir variklį su faziniu rotoriumi, kad galima būtų valdyti paleidimo sroves. Bet apie variklius pakalbėsime kitose video. O štai taip atrodo šiuolaikinė elektros energijos perdavimo linija. Šiluminės elektrinės generatorius generuoja 19 kV elektros energiją, kuri keliauja į pastotės aukštinantį transformatorių. Pastotės aukštinantis transformatorius transformuoja šitą elektros energijos įtampą į 330 kV ir perdodama ilgais atstumais iki pastotės žeminančio transformatoriaus, kuris transformuoja 330 kV įtampos elektros energiją į 6 kV ir toliau siunčia iki vietinio žeminančiojo transformatoriaus. Šis transformatorius 6 kV įtampos elektros energiją transformuoja į mums įprastus 230 V vienfazėje sistemoje ir 400 V trifazėje sistemoje, kuri toliau patenka į mūsų vartotojus. Jeigu patiko šitas video, statykite like, prenumeruokite kanalą ir mes toliau tęsime elektros pažinimo istoriją.